pergalė. Na, o dabar antrasis važiavimas, Eikliojo žirgo prizas, jo vertė 5000 litų. Na ir, pone Juozai, matau sąraše labai tokių patyrusių vadėliotojų, na ir tokių egzotiškų žirgų vardų. Ką būtų galima išskirti jūsų akimis iš šio važiavimo? Na, sakykime tai, kad tai yra, dalyvauja šiame važiavime suaugę B reitingo žirgai, tai skaitykime, kad pagal pajėgumą žirgai, kurie yra pakankamai pajėgus, tačiau galbūt paruošiamasis etapas šių varžybų neleido patekti į suaugusių žirgų A grupę. Tačiau noriu priminti, kad Eikliojo žirgo prizas, kurį įsteigė Lietuvos Respublikos vyriausybė, yra būtent šis važiavimas, nuo kurio priklauso jau ir finalinio važiavimo dalyvių sąrašo dalis. Taigi, pirmasis 2 vietas užėmė žirgai, pateks į finalinį 11 važiavimą, kovoja dėl didžiojo žiemos prizo. Na, o lyderius reikėtų galbūt įvardinti, tai žirgas Sportas, kurį vadėlioja Algimantas Pamarnackas, galbūt vienas iš žirgų atvykusių iš Prancūzijos, tai Kereny Dunau, kurį vadėlioja Vaidas Rimša, Uzgils Elekt žirgas, na ir be abejo žirgas Chartija, kurį vadėlioja Liutauras Pamarnackas. Taigi, finišo tiesioji ir toliau... Na, finišo tiesioji ir kągi. Panašu, kad Algimantas Pamarnackas su Portu priekyje. Ar jam pavyks išsaugoti savo pranašumą, pamatysime po sekundės po kitos. Na ir tiesiog atkakli kova vyksta ir dėl kitų vietų. Nes tas prizas, kaip minėjau, jo vertė 5000 litų, dalyjamas visi.